Sveiki visi. Šiandien testuosim pačius aštriausius pasaulyje čipsus. Man padės Kamilė, mano sanšainiukas. Čipsai tokie. Taigi, pradėkim. Parodysim dabar čipsus, kokius mes valgysim. Super Crunch Tafel skonio, aštrus. Taip parašyta. Paragausim, patestuosim, įvertinsim, kokie aštriausi yra čipsai. Šitas čipsas yra Taki. Kitas kiniškas Cheetos. Aštrus su sūriu. Taigi, ką te pradėkim? Kuri renkiesi? Aš pirma renkuosi Cheetos šitą. Gerai. Vis dar niekada neragavau. Tai prieš ragaukim. Mes iš karto pasirašym vandens. Jeigu būtų aštru labai. Tai man pakvietėm. Kiek jis kainavo šitas pakelis? 20 kronų, tai šitas pakelis apie 3 eurai kainavo, toks mažylis. Skonis nesiskiria nuo sūrio tų lasdelių kažkokių, kur labai Atrodo, sūrio čederio ar koks ten sūris yra. Jo, čederio. Taigi, ragaukim. Pažiūrėsim. 1, 2, 3. Jaučiasi jalapenas. Ateina vėliau. O dieve! Aštru. Ir mylėti irgi. O dieve, kaip aštru. O, aš nesuvalgyčiau šito viso pakelio. O dieve, koks aštrumas. Žiauriai aštru. Noriu biškį pagerti. Aš irgi norėjau pagerti. Milė irgi uosto, Milė, ir tau aštru gal bus? Geriau nereikia. Milė mūsų irgi šio kanalų dalis. Jo. Labai Taigi, aštru. koks vertinimas nuo 10, nuo 0 iki 10? Koks aštrumas? Vertinu 9, nes nežinau, ar kiti bus aštresni ar ne. Aš vertinu 8. 8. Bendras 8,5. O pirktum? Aš manau, pirkčiau. Jei norėčiau labai kažko aštraus pavalgyti, tai tikrai pirkčiau šitus va. Bet kad labai biški daug kainuoja, tai... Jo, čili. Čili parodyta ir sūris ir čili. Aš tai nemanau, kad pirkčiau. Aš pirkčiau, nu visai nieko. Vieną kitą paragauti. Vieną kitą galima paragauti, supakuosim, pasidėsim stalčių. Gerai. O dabar aš dabar renkuosi, labai mane gundavo šitas va. Tafel? Super Crunch Tafel čipsai. Taip. Irgi prašyta labai žiauriai spicy. Čia. Čeder? Čiterio, sūrio kažkokį. Tas pats Taip. ir čia. Čia A, čeder. jo, irgi tas pats. Pažiūrėsim. Nu, tai gerai, tada gal pradedam ragaut, nu. Pažiūrėsim, kuris aš pabūsiu. Labai panašus kvapas intų, bet šitas skaniau kvepia negu tas. Man tas skaniau. Šitas biškai pirmino kūrinės kvapą. Kojinės kvapą. Nes tas sūris. Nu jo, biškai kaip inkojinių užneša. Kita pavastai. Taigi, prašau. Sitraukite. Net forma ta pati. Beveik. Tie tamsesni biškai. Na tai... 1, 2, 3. Traškus labai. Žiauriai traškus. Šitie traškesni negu tie. Bet? Mažiau aštresni. Mažiau. Labai mažai aštrus. Po to, tiksliau.
Šitus įmanoma dar Įmanoma valgyti, aš šitus pirkčiau. Tikrai labai žiauriai pirkčiau. Ir dažniau pirkčiau negu tuos. Jo. Tai koks to įvertinimas, ką tai manai? Pagal aštrumą? Šitie bus žemiau, tai vertinu kokį, nu gal 6, nes nėra aštru. Aš gal ir galėčiau vis pakelti suvalgyti, jeigu gerčiau. Jeigu tu 6-7 vertinu. Nu, tai 6,5. 6,5 balų. Ok. Ar ragauti šitus čipsus? Parašykit komentarą. Šitą padėsiu iškart. Ir paskutinis Taigi čipsas. paskutinis čipsas, taip. Taip. Takis. Taki, maki, taki. Niekada gyvenime dar nevalgiau šito čipso. Niekada. Taip. Bet nusprendėm paragauti, tik patestuoti šitą čipsą. Taip. Ir šitą vulkano skonio, vulkano aštrumo. Tu tik valgiai kažkokį kitokį takių. Ta, kur su milteliais. Nu, ten kažkoks saldainis buvo. Yeah. Nes jų visokių yra. Labai panašus buvo takis tas saldainis, kaip būna, pažiūrėjau, su tais burbuliukais, su tokia pėda anksčiau būdavo kaip Coca-Cola ir Pepsi ten kažkoks kadais. Pamirkinė tuose burbuliukuose ir tu pradeda šaudyti burnoje. Tai tinai, tu pamirkinė ne tuose burbuliukuose, ne tuose milteliais, o pačiuose prieskoniuose saldainį, o aštrus saldainis ir dar prieskoniai aštrus. Tai ten buvo neįmanoma valgyti. Šiandien nevalgiau, to nes tikrai buvo. Taigi, ragaunu? Nu, atplėškit. Dar visokių skonių yra takios spalvų, turiuomenį čipsų. Tai nežinau. Nu. Čipsas, šitų čipsų kvapas labai panašus panašiai kaip kukurūzo. Kaip, pavyzdžiui, čipsų kukurūzai. O, bet įkvėp stipriai, kaip jaučias kažkas paprika ar čili kažkas. Aš jau po šitų čipsų beveik nieko nejaučiu. Kažkoks toks kvapas, kaip paprikus duoda ar kažkas tokio. Bet jų nedaug yra. Nedaug. Tik tiek va. Optinė apgaulė. Taip. Prašau, trauk. Bet tau ištrauksiu. Ir man. Prašau. O, man šitą biškį baisu po tų prieskonių kaip valgyti. Na, Lauk, dar parodykim. parodykim. Šitos lasdelės, bet ne gaubuotos tokios tiesios. Bet labai daug prieskonių atrodo. Žiūrėk, kaip čia. Nu, davai. Scary. Scary. Ragaukim. 2, 3. Net netikytas skonis. Tu jauti, kad tu būtų aštra? Aš irgi ne. Skonis irgi sūrio duoda, bet kitokio. Net paprika nesijaučia, net neatrodo, kad aštru. Ar čia man tik taip atrodo? Dar po antrų, dar suvalgau. Matai, kad aštriausia nuo pat pradžių valgyti dabar neatrodo, kad čia aštru. Dar pažiūrėsim dar kartą. Dar antrą paragausim, po to bus nuspręsta. Vos yra aštrumo. Bet nepalyginsiu su pirmu. Nu, yra biškai, kaip dabar antrą valgai. Nu, nežinau, bet aš galvoju apie tai, kad šitie čipsai, Skanu. aš juos pirkčiau, gal net kas antrą dieną. Visai nieko čipsai, prie kino žiūrėtų. Dabar jaučiu. Jauti kažkokį? Kuo daugiau valgai jo. Tai vadinasi, čia kuo reikia kuo daugiau valgyti. Pašnelė Vilė. Puola Milė. Vilė irgi nori čipsų. Tam negalima. Taip, pauostykim. Nu tai Ne. taigi nevalgai. Ne. Na galvoju, kad irgi valgau, už tai puolamas. Nu tai koks įvertinimas tavo? O mano Pagal skonį tai šitas gal pirmoj vietoj, bet pagal aštrumą tai šitas... paskutinį. Jo. Man atrodo, pagal aštrumą aš vertinu 2. Jo, ne, nėra aštru. O tu? Kiek? Nu Pagal aš aštrumą? vertinu kokį 4. 4 net? Jo, nu čia parodyta, Tai bet... Hot peppermint. Man tai jie neaštrus, atrodo. Nu, kai daugiau suvalgai tada, bet vos. Žinai, Lietuvoje kokie yra čipsai, man atrodo, leis arba tafelą juodu pakeliu. Jo.
Tai va kažkas panašaus skonis. Kažkas panašaus. Kad nėra labai stiprus. Tai tu 2, aš 4, nu tai 3. 3. Tai čia. Gerai. Pakelkim, parodykim. Pats aštriausias čipsas buvo... Cheetos. Šitą neįmanoma valgyti. Neįmanoma valgyti. 3 šitie eurai beveik kainuavo. Šitas mažas čipsus. Bet čia yra daugiau šitų čipsų, negu ten takį. Jo. Tikrai daugiau. Kiek čia gramų yra? Nežinau, viskas kiniškai parašyta. Nežinau, kur žiūrėt man. Tiesiog. Bet mažas pakelis. Labai mažas. Mažas. Bet neįmanoma valgyti. Jo. Antra vieta. Tafel. Tafel Super Crunch. Jo. Šitas visai neblogas. Kiek mes jam davėm? 7, man atrodo, buvo. 7, jo, balai. Jo. Šitą įmanoma valgyti, bet man tai asmeniškai nėra labai skanus pagal skonį. O tau? Man tai visai nieko, bet jos reikėtų valgyti per kokius 4 kartus, man. Jo. Pakelis. Tai 110 gramų, šitas didesnis negu. Ir paskutinin vietom šitas takis. Ponas takis. Ponas takis, jisai tiesiog visi reklamuoja, kad jis labai žiauriai aštrus, bet čia neatrodo jisai aštrus visiškai. Nu gal jeigu tą nusipirkė tą mėlyną vietą jų šitų, bet aš žydras, bet nežinau, reikės ir tų dabar paragauti kada nors. Bet pagal šitą skalę ir takių skonį balus šitą yra paskutinis. Tad 100 gramų. 100 gramų. O pagal skonį, kokius tau pats skaniausias? Pagal skonį, aš galvoju, pats skaniausias yra šitas pagal skonį. Ok. O pats neskaniausias? Tai man tu pasakyti dar. Pats neskaniausias gal šitas. Takį. Tai va, o tavo? Pagal skonį man šitas skaniausias, o pats neskaniausias yra šitas. Nu šitas per vidurį. Šitas per vidurį. Šitų nepirkčiau, nes tiesiog neįmanoma valgyti, nes net burną iškart pradeda skaudėti. Nori dar įsidėti, aš tai net nenoriu ragauti. Na, aš dar noriu paragauti šitų po vieną dar suvalgą. Nes atrodo net aš užbėga, labai jau per daug man. O jeigu visą pakelį valgyčiau, tai nežinau, gal net ir žaizdą pasidarytų. Jo, žaizdą tai tikrai gali pasidaryti. Net iš karto atsikanti ir tas jalapenas, ar kažė. Jalapenas ir čili ir... Eik vidui. Net negaliu net. Šitas tikrai kad flamingo hot. Dėl to tiek ir kainavo šitas. Parašykit komentaruose, ar ragavot kažkurį skonį, o galbūt ragavot tokį kitą kažkokį skonį. Tai parašykit. Ir jeigu žinot kitų labai aštrių čipsų, ar kažkokių, nežinau, ypatingų dalykų, ką norit, kad paragautumėmės, tai parašykit. Jo. Taigi, subscribe'ikit, palaikykit ir parašykit komentarą. Mes atsisveikinam. Čiau, čiau. Čiau, čiau. Tas čipsas. Aš dar noriu pagerti. Aš nenoriu. Sveiki visi. Šiandien testuosim pačius aštriausius